Sveikučiai pabiručiai, prieš jūs greičio grafikas ir jo analizė. Pirmiausia, panagrinėsiu patį grafiką. Ar tai tikrai greičio grafikas? Na taip, nes vertikalioje ašyje yra greitis v, metrais per sekundę, o horizontalioje ašyje atidėtas laikas t sekundėmis. Tiek metrai per sekundę, tiek sekundė yra sistemos vienetai, todėl tai yra lengvas uždavinys, nieko nereikia versti į kitus matavimo vienetus. Iš grafiko galiu pasakyti, kad kūnas judėjo 5 sekundės. Kūno pradinis greitis V0 buvo 40 metrų per sekundę, o galinis greitis V buvo 10 metrų per sekundę. Tiesa, reikėtų tuo įsitikinti, ar tikrai 10, tiesiog nuvedus punktyrą arba pridėjus liniuotę, įsitikinti, kad čia tikrai stačiai nueina ta punktyrinė linija iki skaičiaus 10. Toliau nagrinėsiu grafiką pagal šiuos 3 kriterijus kairėje. Nustatysiu judėjimo pobūdį. Ir yra 2 variantai. Arba tai yra tiesiaigis tolyginis judėjimas, arba tolygiai kintamas judėjimas. Tai prisimenu, kad tiesiaigis tolyginis judėjimas tai yra judėjimas pastoviu greičiu, kai greitis v yra konstanta, kai pagreičio nėra ir per vienodus laiko tarpus aš įveikiu vienodus atstumus. Taigi, nė vienos sąlygos mes netenkinam. Ir šis grafikas tikrai nėra tiesiaigio tolyginio judėjimo grafikas, nes greitis kinta. Jis mažėja. Na, tai belieka antras variantas, kad tai yra tolygiai kintamas judėjimas. Na, jo požymiai būtų pagreitis konstanta, o greitis būtų greičio funkcija nuo laiko. Tai taip, iš tikrųjų tai yra tolygiai kintamas judėjimas, todėl kad per vienodus laiko tarpus greitis pamažėja po vienodai. Reiškia, pagreitis yra konstanta. Taip pat dar galima būtų nagrinėti ir netolygiai kintamą judėjimą, kai net pats pagreitis nėra konstanta. Tačiau tokio judėjimo mokykloje mes nenagrinėjame. Antras punktas, apskaičiuojame pagreitį, tai pagreičio formulė būtų greičio pokytis iš laiko pokyčio. Na, jeigu truputėlį užrašyčiau smulkiau, tai galinis greitis minus pradinis greitis dalintas iš laiko pokyčio. Na, kadangi judėjimas vyko nuo atskaitos pradžios, nuo laiko atskaitos pradžios, nuo 0 sekundės, tai tas laiko tarpas ir bus 5 sekundės. Na, o įrašius greičio vertes 10 minus 40 ir įrašius laiko vertes 5, mes gauname minus 6 metrus per sekundę kvadratu. Ką šis skaičius reiškia? Tai reiškia, kad greitis kiekvieną sekundę sumažėja po 6 metrus per sekundę. Judėjimas yra lėtėjantis. Ne tik tai tolygiai kintamas, bet ir galiu truputėlį patikslinti, kad yra lėtėjantis, gali būti ir greitėjantis judėjimas. Na štai, visas 5 sekundės kūnas juda tą pačią kryptimi, tačiau jo greitis mažėja. Na, o jeigu reikėtų apskaičiuoti kelią, tai kelią galima apskaičiuoti kaip šio greičio grafiko apribotą plotą. Ir matome, kad šio grafiko, greičio grafiko apribotas plotas yra trapecija arba trikampis ir stačiakampis.
Na, tai jeigu reikėtų skaičiuoti trikampį ir stačiakampį, tai yra paprasčiau. Tai užrašyčiau, kad kelias yra stačiojo trikampio ir stačiakampio plotų suma. Tai trikampio plotas būtų 30 kart 5 dalinta iš 2, o stačiakampio plotas būtų 10 kart 5. Na ir tai gaunasi 125 metrai. Galiu patikslinti, iš kur ėmiau šiuos skaičius. Tai trikampio vienas statinis būtų štai šis atstumas 30. Kitas trikampio statinis būtų štai šis atstumas 5 sekundės. 5, taip. Na, o stačiakampio tai būtų 10 viena kraštinė, o kita taip pat 5. Taip, kitas būdas skaičiuoti trapecijos plotą. Trapecijos plotas tai būtų vieno pagrindo, kurį pažymėsiu A, kito pagrindo, kurį pažymėsiu B suma, padalinta iš 2 ir viskas padauginta iš aukštinės H. Čia būtų aukštinė H. Na, kaip matome, trapecija yra paversta. Tai yra stačioji trapecija ir jinai paversta ant šono. Na, tai trapecijos užrašysiu formulę, tai būtų A plus B dalinta iš 2 kart H ir tada būtų A 10, B būtų 40 dalinta iš 2 ir kart aukštinė 5. Kaip matome, gauname tą patį kelią. Tai štai tokius dalykus galime nustatyti iš greičio grafiko. Taip pat iš greičio grafiko galima nustatyti ir greičio lygtį V nuo T, tai yra greičio priklausomybės nuo laiko lygtį, ir taip pat galima kelio priklausomybės nuo laiko lygtį nustatyti, tačiau šias lygtis skaityti, sudaryti ar iš grafiko sudaryti mes mokysimės vėliau. O šiandien sėkmės su šiais punktais.